Labai noriu pristatyti kitą bičią, kuris dabar pasirodė ant scenos. Jūs jo nematėt per teleką, bet aš jį mačiau šiandieną jau 3 kartus, labai patiko. Jo vardas yra Dominikas, jo pavardė yra Klajumas. Tai labas vakarėlis. Matau, kaip visi čia geria, ne, Lutė. Mantas visada man pasiūlo prieš pasirodymą išgerti truputėlį, nes aš labai jaudinuosi ir dabar tai matos puikiai. Bet aš negeriu kaip visi normalūs žmonės. Pavyzdžiui, tarkim, įsivaizduoju, pasižiūriu, va, birukų daug tokių stiprių, didelių, tai jūs ten išgeriat, tūsinatės, paskui pasakojat istorijas vieni kitiem, kaip smagu. O man būna taip. Butelis, antradienis. Viskas, pabaiga. Ir, ta prasme, nesvarbu, kurią savaitės dieną pradėčiau gerti. Antradienis. Ir aš dirbu barmenu, jau turiu nemažą patirtį ir tai yra viena iš mano aistrų, nes aš dievinu tiesiog kurti kokteilius ir populiarinti šitą kulinarinį meną. Ir aš anksčiau dirbau tokiam bare, kur mes labai su barmenais žiauriai daug gerdavom. Ta prasme, klaikiai. Ir pas mus buvo vienas toks barmenas, kuris visada sugalvodavo kažką naujo kiekvieną vakarą. Ir jis sako, aš tu savo šotą pagaminsiu. Sakau, gerai. Ir jis man atneša tokį viskio taurę, pilną juodo skysčio kažkokią. Mazutas kažkoks. Aš išgeriu ir man po 10 minučių viskas taip... Esat kad nors žiūrėję per kitą pusę žiūronų. Ir viskas aš taip vaikštau ir staiga viskas sulėtėjo. Prieina klientai ir sako... Atsisėda prie baro. Visas baras, va tai jo. Ir jis man pasako, aš visą tą kažkaip suprantu, sakau, ir tada į barą taip. Visas baras. Tai va, dėl to toks fainas ir išaugau. Ir vieną vakarą pas mus atėjo kelios panelės. O jeigu kas nors ten dirbat prie baro ir mane girdit, tai žinot iš savo patirties, kad panelės atėjusios prie baro niekada neužsičiaupia. Ir jos ateina prie baro 5 panelės ir tyli. Ateina visos, bet paskui paaiškėjo, kad jos kurčias. Ir ateina jos ir viena man sako, tavo vardas. Aš sakau, Dominikas. Jinai, ar nenumrandu. Ir aš jai užrašau. Ir paduodu. Ir rašau. Ir sako, Dominikas, mano irgi. Taigi va tokia juokinga istorija. Ir svarbiausia, kai aš išgeręs esu žiauriai neprognozuojamas, ar ne? Ta prasme, man yra klaikiai baisu kartais gerti su draugais kažkokį alkoholį, linksmintis, nes aš esu vieną kartą gyvenime sudaužęs pilną degtinės bonkę. Čia, ta prasme, geriau nebūna. Ir žinot, kaip būna, tu tai vaikštai, kai tu pradedi vaikščioti su pilna degtinės bonkė puteliu, biškis slidus, ir tada būna sulėtintas toks momentas. Ir netgi už maždaug 2 kilometrų spindulių visų bičių ausis taip. Ir svarbiausia, įsivaizduokit, bičias kalba su panele, aš iš tikrųjų sportuoju. I feel disturbance in the force. Ir nesvarbu, tu gali pabėgti bet kur, į Kilimandžaro kalnus, kur tu nori taigoj, kokioj ten per sniegą. Į savo mažytę trobelę, vis tiek tu kažkada pamatysi sniegomobilius važiuojančius. Jisai čia! Daužykit jį. Ir dabar kokia nors panelė sakys, ne, čia nesąmonė, kas į tokią bonkę sudaužyti. Ta prasme, panelės, pripažinkim šitą dalyką.
vyras ginčia visada, kartuoju, visada yra teisus. Nesvarbu apie ką, visada. Ar pritarėt man? Vyrai. Vyras visada yra teisus. Ta prasme, ten gali ginčytis dėl belė kokios nesąmonės. Ta prasme, tu ten permėgai su mano seserim, mūsų lovai ten. Nu, žinot, nesąmonė kažkokia. Tu ten tūlikė vandens nenuleidai. Ir viskas. Na, ta prasme, bet moteris kiekvienais metais darosi vis stipresnės. Anksčiau tu galėdavai pasakyti, ne, ir moteris, ne, viskas į kambarį, pabėg. O dabar, aš vieną dieną kažkada žaidžiau tinklinį su panelėm, tinklininkėm, ir pusė iš jų užsiminėjo dziudo. Tai pas jų visos kojos tokios, ir jos vaikšto taip. Kai jos pašokusios pušo kamuolį, tik aš leisdavau tokį garsą, bet čia tikriausiai tik vyrukai suprasti. Žinot, kaip japoniškam porną būna taip. Ir visi bičiai, matau. Na prasme, čia žiūriu vyrai jau taip international prasišvietę. Prezidentūra, magina. Tai va. Nuo mažens labai senai bijojau šunų. Ir dabar dar bijau, nes mane labai daug kartų yra užpuolę. Dėl to aš esu gana bailus berniukas, bet fainas. Ir esmė tokia, kad vieną dieną aš atvažiavau pas savo giminės į, žodžiu, į tokį sodą ir einu pro tokius vartelius. Šikšnosparniai. Mano dėdė sako, labas vakaras. Ir staiga aš einu ten 5 šunys vaikšto. Ir staiga, bet po baisiausias dalykas buvo mano teta, kurios aš nepažįstu, tarkim, vardas bus Rozalija. Ir jinai kalbėjo, jinai turėjo, žinot, kaip būna kai kurios moteris, kuriuom būna, pavyzdžiui, arba vyrai, operuota trachėja ar dar kažkas turi tokį mažiuką kateterį kakle, kuris labai smagiai balsą pakeičia. Ir jinai kalbėdavo ne taip, o jinai kalbėdavo taip. Ta prasme, aš jaučiu, iš ten dubstepas atsirado. Ta prasme, sėdi prie stalo, kad vyksta kažkokia šventė, nu kažkas ten labai linksmo, kažkieno laidotuvės, tarkim. Ir ten būna, ta prasme, ta moteris turi sėdėti su titrais apačioj, paduok bulvės. Tu tokį garsą girdi, jeigu tu naktį išeini į lauką, kur yra pasakyta, negalima perlipti tvoros, ta prasme. O tai velnės. Jo. Ir taip pat aš nemėgstu ir mažų šuniukų. Dideli šunys man yra baisu, nes mane yra užpuolę, ane? Tai tarkim, tu dideliam šuniukui duodi kauliuką, jis sako, tu ant jo gali jodinėti. O mažiukas šuniukas, aš vieną dieną atvykau pas savo giminės, tenais irgi pas kitus, kurie irgi turi daug ten šunų. Ir atvykstu pas juos į kambarį, man yra kaip svečiui paruoštas kambarys. Aš einu į kambarį ir ant mano pagalbės guli šuo. Tai va, o ką tu padarysi? Ir aš sakau, lipk, nu čia, lipk, ten bandau jį pastupti ir jo reakcija buvo tokia. Tai va, ir dabar, nežinau, gal jis ten baigė į mane pamatęs, nežinau, bet jau aš dabar savo pirmą dalį pasirodymo tai tikrai baigiau. Ačiū! Čia buvo Dominykas Klajumas! Plojimai jam!